Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė Premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes bandome paneigti įvairiausius mitus apie profesijas. Kasgi yra kalti, jeigu pilna duobių kelyje, jeigu pilna pristatytų ženklų ir eismas uždarytas? Aišku, kad dėl visko yra kalti kelininkai. Pabandykime šį mitą šiandieną paneigti. Jau apie 2600 metų prieš Kristų egiptiečiai tiesė akmeninius kelius, kad galėtų perkelti milžiniškus blokus piramidžių statyboms. Viduramžiais keliai sekė prekybos ir pašto maršrutais, jungdami miestus, pilis ir turgavietes. Pramonės revoliucija vėliau išrado asfaltą ir betoną. Keliai tapo tinkami ir automobiliams, o žmonės pagaliau galėjo keliauti greičiau nei žirgais. Lietuvoje viskas prasidėjo nuo kūlgrindų. Slaptų akmeninių kelių po vandeniu, naudotų gynybai. Tokie takai pelkėse buvo tarsi slaptos durys į saugias vietas. Vėliau atsirado žemgrindos ir medgrindos, mediniai arba grunto keliai, kuriais keliauta tarp kaimų ir dvarų. 18 amžiuje atsirado pirmosios reguliarios magistralės, pavyzdžiui, kelias Kaunas-Varšuva, ėjantis palei Nemuną. Tarpukariu Lietuva ėmė kurti savo nacionalinį kelių tinklą. Po nepriklausomybės atkūrimo 90-aisiais prasidėjo modernių magistralių era. A1 Vilnius Kaunas Klaipėda tapo pagrindiniu šalies keliu, jungiančiu 3 didžiausius miestus. Šiandien Lietuvoje apie 84 000 kilometrų kelių. Apie kelių žmonės, kelininkus, sklando daugybė istorijų. Vieni sako, kad jie viską sutvarko per naktį, kiti, kad jų darbas baigėsi kartu su vasara. Kas iš tiesų kuria tuos kelius, kuriais važiuojame kasdien? Bandykime paneigti visus mitus sklandančius apie kelininkus. Pristatome pirmąjį šios laidos herojų. Sveiki, esu Tomas, UAB Keliukas direktorius. Bet visur, ten, kur yra sunku pravažiuoti, visada yra kaltinamas kelininkas. Taip, Lietuvoje... Jūs kalčiausi esat. Mes už viską kalčiausi. Bet nesustoja kas nors, kokie vairuotojai, neparodo kokią nors gestą. Ne kartą mes esam visais gestais aprodomi, apkalbėti, su tuo susigyvenom, jau tikriausiai gal iš pradžių ir imdavo labai didelį nervai, tenais irgi konfliktą su kiekvienu žmogum tu nekonfliktuosi. Bet yra tokie vairuotojai, kur sustoja netgi, ne? Žinoma, yra visada, kad ir sakau, visai nesenai darėme greičio ribojimo kalniukus per miestelį. Tikrai miestelis nėra didelis, apie 2 km kelias, tai yra direkcinis kelias ir mes darėme 5 kalniukus ir tikrai 3 kalniukus sustojo vilkiko vairuotojas ir jisai sako, jūs kvaili. Kodėl, sakau, mes kvaili? Tai sako, jūs tokiam mažam atkarpoje, jūs padarėt 5 kalniukus. Taip, sakau, toks mūsų darbas, mes turim greičio ribojimo kalniukus daryti taip. Tai mums čia tiek sustoti, tiek laiką praradinėti visą kitą, kaip, bet sakau, ne mes kelininkai sugalvojom šitą, o tikriausiai kelių direkcija sugalvojo, kad jūs per greitai važiuojate per tą miestelį ir reikia įdėti greičio mažinimo kalniukus. Aišku, mes, vairuotojai, visada skubame. Viena koja ant gazo, kita ant kantrybės ribos. Ir štai ženklas. Dar vienas ribojimas. O ten žiūrėk kelininkai. Ramiai dirba, kai mes nervinamės, kad vėl visi keliai iškasti ir perkasti. Mums didelė kliūtis, kada dieną srautuose dirbame, taigi mums tie patys ir vairuotojai ir tie maišo. Būna kuriozų, tikrai yra kelis kartus man per gyvenimą buvę, kada aplenkia gairelę. Įsivaizduokit, mes užsitvėrę vieną eismo juostą asfaltuojam, karštas asfaltas dar nevaluotas ir aplenkia tą volą mašiną ir privažiuoja prie mūsų ir sako, pypina ir pasako, traukitės. O jis neprilipo prie to asfalto? Jisai padarė labai didelės vėžes ir broko mum kelyje, daugiau darbo, bet supratimo trūksta žmonėse, kad ką mes čia darom. Tai mes ir bandome paneigti tuos mitus, kad į kelius išvažiavę vairuotojai, kad suprastų, kad ne šiaip nosį krapštot atsisėdęs savo malonumui, kad iš tikrųjų, kad dirbate tos darbus ir dirbate tos sunkiausius darbus, kad mes kelyje nepamestumėm padangų, nes man vieną kartą yra tekę važiuoti ir palikau. Tai gal techniškai netvarkinga mašina buvo? Tvarkinga buvo mašina, tvarkinga buvo. Ir man padanga tik pūkšt ir susprogo. Ir tada tokia atveju galvoju, o ką dabar kaltinti?
Tuo atveju jūs tikriausiai kviečiate savo draudimo bendrovę. Jinai susisieks su tuo kelio savininku. Ir tada prasidės beribis, be laiko. Faktas, reikėtų geriau be pabaigos. Sukasti dantis ir vėl paburbėti ant kelininkų ir tada pasikeisti ratą ir važiuoti toliau. Kol mes vairuotojai pykstame ant kelininkų, patikėkite, kantrybės reikia ir jiems patiems. Nes kol kelininkas pradeda dirbti, jis jau būna praėjęs visą kelią be kelio. Leidimai, projektai, derinimai, oro prognozės, tiekėjai, o dar tie posėdžiai, kur kelias vis dar tik ant popieriaus. Visą tai reikia iškęsti, kol pagaliau galima išriedėti į trasą. Ir tada, tas atvejis, kai posakis nėra blogo oro, tik netinkama apranga, visiškai nesuveikia. Orai kelininkams ne šiaip tema pokalbiui, o darbo vadovas. Jie pirmieji pajunta, kad žiema jau kelyje, o vasara dar tik horizonte. Taigi, kai kitą kartą pro juos važiuosite ir pagalvosite vėl lėtiną eismą, prisiminkite. Jie dirba ten, kur orai visada turi paskutinį žodį. Pristatome antrąjį laidos herojų. Sveiki, esu Tautvydas Šetkus, OAB Keliukas inžinierius amatininkas. Ne kelininkai turbūt yra kalti, ar ne? Aš suprantu, kad Lietuvoje tos kelio sąlygos dėl klimato, ar ne? Taip, tai pagrindinė priežastis yra klimatas, kadangi pas mus įprasta, kad nuo vėlyvo rudens per žiemą ir ankstyvą pavasarį vidutinė temperatūra laikosi apie 0 laipsnių Celsijaus. Ir ką? Būtent prie tokios temperatūros ant kelio paviršiaus susikaupęs vanduo ar ištirpęs sniegas dienos metu į tą asfaltą įsigeria, o naktį jisai vėl užšąla. Šaldamas vanduo plečiasi, asfalte susidaro mikroįtrūkimai, kurie dienos metu vandeniui ledui ištirpus subėga vėl naujas vanduo ir po to sekančią naktį vėl užšąla. Taip, tai kiek tokių kelių yra? Daug tokių kelių, kurių teko? Visi keliai yra šito paveikiami. Tiesiog priklauso nuo to, prieš kiek laiko kelias yra įrengtas ir kiek laiko jis yra veikiamas aplinkos poveikio. O tai nuo ko tada priklauso, kad būtų kokybiškai tas kelias sutvarkytas? Kelias visų pirma pats iš savęs turi savo tarnavimo laikotarpį, kuris yra magistralinis kelias didelio intensyvumo nuo 5 iki 10 metų yra skaičiuojama kelio tarnavimo laikotarpis. Tas savaime sudaro įspūdį, kad kelius nuolat reikia remontuoti. Tarkim, net pačiam iš savo patirties esu matęs Vokietijoje, važiuoju vadinamais autobanais ir nuolat vienam ar kitam regione vyksta remontas. Tai kai jūs darot, kažką jūs keičiat? Jau renovuodami tos kelius, ar vėl ta pačia danga ir vėl tada po 5 metų vėl turėsi darbą šitame kelyje? Asfaltas susideda iš skirtingų frakcijų mišinių surištų skirtingo bituminiu rišikliu. Įprastai anksčiau būdavo naudojamas senesnio modelio bituminis rišiklis, kurio markė 5070, jis būdavo pigesnis ir jo ilgamžiškumas būdavo trumpesnis. Dabar paskutiniu metu yra įprasta naudoti polimerinius bituminius rišiklius, kurie yra savaime brangesni, bet automatiškai prailgina asfalto tarnavimo laikotarpį. Nu kiek prailgina? Kiek prailgina? Kiek tas kelias bus be duobių? Ta klausimą galiu savo užduoti 100 kartų ir kelininko dar galiu paklausti 100 kartų, bet atsakymą, kaip visada, gali žinoti tik Motulė gamta. O kai Motulė gamta leidžia, UAB Keliuko komanda įsitraukia į darbą. Projektai ima gyventi. Tai profesionali Lietuvos statybų įmonė, specializuojanti kelių ir kiemų įrengime, asfaltavime, trinkelių klojime bei inžinerinių tinklų ir drenažo sistemų įrengime. Įmonė atlieka viso projekto darbų ciklą, nuo projektavimo ir konsultacijų iki darbų įgyvendinimo ir užbaigimo. Ši komanda ypatingą dėmesį skiria darbų kokybei, patikimumui ir profesionalumui. Įmonės specialistai užtikrina, kad kiekvienas projektas būtų atliktas tiksliai, laikantis aukščiausių standartų, naudojant kokybiškas medžiagas ir modernę techniką. Tai gerai, tai aš suprantu tas mitas, kad tiesiog kelininkai nepaskuba, tiesiog tempia tą savo darbo valandas. Čia yra mitas, ar ne? Žinoma mitas, tai žiūrėkit finansiškai. Įmoniai tempti valandas, nepadaryti darbo ir mokėti žmonėm algas yra finansiškai nuostolis. Mes turim savo rėmas, savo kainas, kuriuom dirbame ir kuo mes tai ištempsim ilgiau, tai mes tada neuždirbsim. Tai kur daugiausiai to laiko susivalgo? Darbe pačiame? Taip, pačiame darbe. Kodėl užtrunka ilgai tą kelią taip tvarkyti? Sakė, 3-4 dienas ženklus dėliojat?
3-4 dienas, tai nuo objekto dydžio priklauso. Galima, yra tokių objektų, kur tikrai ir per pusdienį sudėliosim ar per kelias valandas. Bet jeigu didelis objektas, didelė gatvė, tai paprasčiausiai laiko, visą įruošti taip, kaip yra reglamentuose, tai užtrunka, nes kiekvieną mūsų reikia, kaip ir elementą, tarkim, ar ne, vadinamą sumuštinį, tai yra kaip įrenginėjant pagrindus, kiekvieną pasnasnį mums reikia prisiduoti, kad jis yra gerai įrengtas, jis praėjęs laboratorinius tyrimus. Kas? Visos mūsų medžiagos, mūsų darbas yra stebimas. Jisai mūsų kelių... Tai dar ten raštas ant raštelio jūsų darbuose? Taip, mes Dokumentas ant dokumentėlio? Būtent taip, dėl to ir dirbame ir ofise dalis žmonių, kurie šitus dokumentus viską tarko, o lauko kaip darbų vadovai, jie įvykdo tas pareigas visas, kad mes visus standartus atitiktumėm, kokie yra reglamentuoti mūsų įrašuose. Ir kokia ta motivacija, pavyzdžiui, tam žmogui, kuris dabar žiūri mūsų laidą ir galvoja, norėčiau arba keisti profesiją, arba kažką rinktis, kažką veikti, ar ne? Kelininko, kokia motivacinė yra sistema? Prisikvieskite kelininkus. Aš manau, kad pirmoji... Atlyginimas turbūt. Taip, kaip aš jūsų laidoje žiūrėjau praeitą laidą, buvo sakėta, kad atlyginimas kaip motivacija 4 vietoje. Taip, kažkas taip sakė. Drįsčiau abejoti, manau, kad atlyginimas ir, aišku, gera atmosfera, bet atlyginimas tikriausiai viena iš pirmųjų irgi vietų. Tai kelininkai tikrai tie žmonės, kurie tikrai uždirba gan gerą algą. Tai nėra paslaptis, nuo kelio darbininko iki projektų vadovų, tai yra nuo 1500 iki 4000 galima uždirbti per mėnesį. Bet kas gali dirbti? Šiaip tai kelininkų gali bet kas dirbti, tik tai turėti didelį norą ir dėti pastangas išmokti. Tikrai taip, pas mus yra tikrai tokių darbuotojų, kurie su keliu nieko bendro neturėjo, bet per keletą metų jie pasidarė profesionalai. Sakau, 12 metų dirbu kelininku ir man patinka šitas darbas. Ir aš manau, kad tai yra labai vyriškas darbas ir tikiuosi, kad ateityje daugiau pradės mokintis ir daugiau atsiras kelininkų, nes šiuo momentu mums tikrai trūksta labai daug darbuotojų. Sveiki sugrįžę po reklamos. Išėjau ir aš pasivaikščioti, pažiūrėti, kaipgi tvarkomi yra mūsų keliai. Ir ką pirmą pastebėjau, žiūrėkite, mėlyjei, štai šitaip daryti yra griežtai draudžiama. Įsidėmėjote? O mes grįžkime vėl į mūsų laidą Noriu dirbti. Čia mes griauname visus mitus apie kelininkus. Lietuvoje jau ne vienerius metus jaučiamas dramatiškas kelių statybos specialistų trūkumas. Kiekvieną dieną mūsų šalies keliai reikalauja priežiūros, remontų ir naujų projektų. Tačiau kvalifikuotų kelininkų tiesiog neužtenka. Būtent čia į pagalbą ateina Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Moderni profesinio mokymo įstaiga, kuri ne tik moko statybos pagrindų, bet ir ruošia specialistus gebančius kurti, prižiūrėti ir atnaujinti Lietuvos kelius. Mokykla savo istoriją pradėjo dar 1938 metais, kai čia buvo įkurta pirmoji amatų mokykla. Per daugelį metų mokykla nuolat keitėsi, prisitaikė prie laikmečio poreikių ir išsiplėtė, tapdama viena iš svarbiausių profesinio mokymo įstaigų regione. Čia ruošiami tikri kelininkai, kurie jau nuo pirmųjų praktikų išmoksta, ką reiškia atsakomybė už saugų ir kokybišką kelią. Pristatome trečiąjį mūsų laidos herojų. Sveiki, esu Donatas Kuliešius, buvęs šios mokyklos mokinys ir kelininkas. Donatai, pats baigei Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą. Taip. Pats esi kelininkas. Tikrai taip. Kiek metų? 14. 14 metų. Kiek kartų per tą 14 metų pats esi girdėjęs, kad pats kaltas, tavo kolegos kalti, visi kalti, kad yra duobių pilna keliuose? Kaip 1000 turbūt. Kiekvieną kartą. Čia dar mažai. Ne, kiekvieną kartą, kur sutinki kas nors, kai sužino, kuo dirbi, būni kaltas už visas Lietuvos kelių problemas. Taip, nes visi galvoja, kad jeigu tu kelininkas, tu atsakingas už visus kelius, visur, visada, bet ne visai tai yra teisybė. O kaip yra? Tai kas už tą duobę, kur aš, pavyzdžiui, vakar įvažiavau Vilniaus rajone, aš įvažiavau į duobę, kas už ją yra atsakingas? O ta duobė senai yra, ar nesenai? Ar jinai, gal jūs pirmai tą duobę įvažiavot, nieks gal jos dar nematė tos duobės. Tai ir ką? Nes kažkas turi pranešti apie duobę. Kelininko vienas darbų yra kelių priežiūra.
Yra žmonės atsakingi, važiuoja tos kelius, peržiūrė, aprašinėja, ieško pažeidimų. Taip, žinoma, ieško pažeidimų. Donatai, ir teisingai supratau. Ne tik duobių, visų pažeidimų, atitvarų pažeidimų, kelių stulpelių, vis. Donatai, ir teisingai supratau, yra toksai etatas, kur žmonės sėda į automobilį, važiuoja, ieško kelių defektų, duobių, surašinėja. Tai nėra visai atskiras etatas, tai yra tam tikros įmonėse dirbantys žmonės, kurie, tai vienas iš jų darbų. Jie kažkiek laiko pravažiuoja jiem priskirtus kelių ruožus ir juos apžiūri. Kai tik pastebime duobę kelyje, ar tai būtų miesto gatvėje ar užmiesčio plente, pirmas žingsnis yra pranešti apie ją. Tikslus pranešimas leidžia specialistams reaguoti operatyviai. Prieš pradedant remontą būtina atlikti tyrimus kelio dangos stiprumo ir struktūros analizę, geodezinius matavimus, eismo apkrovos ir aplinkosaugos vertinimus. Tai užtikrina, kad kelias būtų ne tik lygus, bet ir saugus bei ilgaamžis. Tačiau prie visų specialistų reikia ir kelininkų, tų, kurie tiesiogiai tvarko kelius. Ir čia prasideda didžioji problema. Lietuvoje kelininkų trūksta tiek, kiek yra duobių. Pristatome 4. laidos herojų. Esu Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius. Kaip tie studentai, jie nori renkasi šitą specialybę? Mes tą specialybę netaip senai pradėjome, kadangi mes pamatėme, kad Lietuvoje kelius reikia remontuoti ir jų vis daugiau reikia remontuoti ir tą specialybę mes sugalvojom įsivest, pirkomės techniką, visą kitą ir pradėjom, ieškojom dėstytojus ir pradėjom tą specialybę. Daug aš važiavau į kelių asociaciją, kelių įmonių asociaciją, važiavau į Lietuvos kelių direkciją, su specialistais daug diskutavom visą kitą, ką reikėtų mokinti, kaip mokinti, ką turėtų mokintis tie darbuotojai, kurie dirbs prie kelių. Taip. Jūs rengiate tuos darbuotojus, kurie žinotų, ką reikia daryti atvažiavus į vietą, o universitetas turbūt rengia daugiau tuos projektų vadovus, aš kiek suprantu. Taip, universitetas jau ruošia specialistus aukštesnio lygio, kurie vadovaujančių darbuotojus. Mes ruošiame tuos, kurie tiesiogiai dirba prie kelio tų darbų, kurie konkrečiai dirba su technika. Mes taip pat turim teisę, suteikiam ne tik, sakykime, kelininko specialybę, bet mes suteikiam jiem ir įvairias traktorininkų ir kitos technikos vairavimo ir eksploatavimo teisės. Šiandieną mes turim 35 grupės mokosi mokyklai įvairių specialybių. Ir vos ne kasdieną pas mus važiuoja įmonių vadovai, personalo specialistai, darbuotojai. Prašo tiesiog. Taip, prašo. Bet aš niekaip nesuprantu, kas čia sunkaus ir kodėl nėra tų kelininkų. Tuoj mes einam, pažiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Jūs galvojat, kad čia yra labai daug fizinio darbo. Pažiūrėkit, su kokia technika važinėjasi žmonės. Tai vat koks darbas? Malonumas vienas. Ai, nukrisiu, žiūrėkit aš. Nukrisiu. Nenukrisiu? Bet tai nėra, atrodo, kad aš to į duobę įkrisiu. Aš nežinau, kur važiuoti. Aš į griovį krentu. Veidrodį žiūrėkit, va, ir važiuokit. Ir jisai važiuoja, kad neįtų griovim. O kas bus, jeigu griovį krisi mes? Nu kaip nebus, taigi ant šono ir bumps ir viskas. Nebus. Vienu žodžiu, čia viskas labai paprasta. Va, tik tu dar įjungi šitą. Tik mygtuką kokį nors, kas čia vyksta? Krentam, griovį krentam. Šiuo metu 16 mokosi pas mus. 16 kelininkų? Taip. Tai čia gerai ar blogai? Blogai. Galėtum mokytis pilna grupė 25-30. Tik 16. Tik 16. Ir aš įsivaizduoju, kad jų laukia jau įmonės, ar ne, jau griebtų jos. Jie jau dirba dalis. Didžioji dalis jų jau dirba, jie mokosi pameistrystės būdu, jie pas mus teoriją ateina ir dalį praktikos ir dirba. Tokie ir yra pats geriausias žmogus jau pasirinkęs. Taip, ta specialybė. Visą, ir jis dar papildomai, kaip sakė, įgyja žinių, įgyja teisės techniką vairuoti. Sakyta, jis tampa. Praktikos. Taip, ir praktikos, ir jis tampa tikrai, sakant, jau gerų specialistų. Ir vertingų įmoniai. Donatai, bet kai dažniausiai, pavyzdžiui, sėdi, sakai, draugų kompanija ir visiems aiškinėsi apie kelininkus. Visi sako, kad meluoju.
Nereikėjo užbaigti klausimą. Atsakymas buvo labai aiškus. O anekdotai yra kokie apie kelininkus? Gražių ne. Supratau, ne eteriui. Ja, ne, tai tikrai ne tie. Jūs labai esat nusikaltę žmonijai, jeigu gražių net anekdotų apie jūs niekas nesukūrė, tik tai negražius. Na, tai yra, kad kad žiema pastoviai užklumpa netikėtai. Jūs visada druskos neužsiperkat. Druskos yra užpirkta visada, žmonės pamiršta, kad kelių daug, o kelininkų tai netiek daug. Technikos netrūksta, technikos gali nusipirkti, bet jeigu turi techniką ir nėra, kas su ją dirba, tai tas stebuklų nepadarys. Tai dėl to tie žmonės, kad piksti, kodėl čia darbai ilgai trūksta, žmonių kiekis ribotas. Ateikit ir dirbkite, ne? Mes labai maloniai kviečiam, mokykla yra, mokinkitės, eikit, darbo vietų yra, kiek tik norit. Ir be problemų ir darbai greičiau vyks, nes tiek pat rangovai Lietuvoje turi tą pačią problemą, kad tiesiog nėra žmonių. tu negali paimti 20 darbų vienu metu, jeigu turi 5 brigadas žmonių. Mano kaip pradedančiosios kelininkės įžvalgos. Žinokit, mėlieji, eikit, mokinkitės kelininkais, atlyginimas geras ir nieko čia sudėtingo nėra. Labai lėtai savo važiuoji čia ir tikrai nereikia stovėti čia visą dieną ir grioviukas ten, ne? Su kastuvu. Viskas yra, viskam yra technika. Jūs gerai pagalvokit apie tai. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.